Sveiki, su jumis VerdaMedia.lt. Šiandieną bandysime palyginti du grotuvus K1 Plus ir K3. Tai yra Venstec kompanijos grotuvai. Na, abudu iš tikrųjų grotuvai galima sakyti identiški, tik tai vienas yra K1 Plus, kitas K3, vienas be antenų, kitas su antenom. Dydžiai grotuvų tokie patys, viskas kaip ir gražu. Procesoriai tiek pas vieną, tiek pas kitą grotuvą yra identiški, tai yra tie patys procesoriai. Tu ir pasakysiu, kokie čia procesoriai pas juos. Taip, procesoriai pas juos yra Amlogic S905 quadra-core. Abudu grotuvai 64 bitų architektūros. Na, pradedam viską iš eilės ir apžiūrėsim, kurį grotuvą geriau įsigyti, ar vieną ar kitą. Aha, iškart pradėsim. Šiame grotuve yra 1 GB RAM atminties, šitame grotuve 2 GB RAM atminties. Šis grotuvas turi 8 GB flashinės atminties, šitas grotuvas turi dvigubai daugiau, 16 GB flashinės atminties. Tai yra, jų skirtumas tarp šitų grotuvų yra to, kad pas K3 grotuvą yra visko dvigubai daugiau. Dvigubai daugiau ne tik atminties flashinės RAM, bet ir Wi-Fi dvigubai greitesnis. Tai yra, šitas grotuvas turi dual Wi-Fi, tai yra 2,5 ir 5.0 GHz dažniu dirbantis. Tai yra greitas Wi-Fi ir, na, žmonės, kurie iš tikrųjų renkatės, jeigu surenkatės grotuvus, neturite galimybės prijungti grotuvo prie LAN laidais, tai yra geriau tai atlikti, tada įsigyti šitą grotuvą, kuris turi dual Wi-Fi, tai yra stabilesnis ir greitesnis Wi-Fi. Taip pat dar norėčiau paminėti tuo, kad šis grotuvas turi šimtinį tinklą, šitas grotuvas turi gigabitinį tinklą, tai yra pajungus laidu, čia bus gigabitinis greitis, čia bus tik tai šimtinis. Na, žiūrim, iš tikrųjų, grotuvai nelabai kuo skiriasi, nes jie yra iš to pačio fabriko ir to pačio gamintojo. Tai lygiai tas pas abudu yra po 4 USB lizdus, tas pats kortelių skaitytuvas, kitose pusėse viskas identiškai, nieko daugiau nėra. Na ir dabar įdomiausias dalykas tai yra jungtis. Jungtis, kaip matot, irgi yra tos pačios, nieko nesiskiria, tik tai tuo, kad pas K3 grotuvą yra 2 antenos išorinės, kurios, kaip jau sakau, dual, netgi tai yra žymima, kad tai yra iš tikrųjų dual Wi-Fi ir jis yra greitesnis. Pa šitą K1 Plus grotuvą yra instaliuotas Wi-Fi į vidų, tai yra antenų kažkokių tai nėra, bet Wi-Fi normalus, palaikomas, standartinis. Taip, toliau yra ir pas vieną ir pas kitą grotuvą yra analoginiai išėjimai tulpiniai, žinoma, bet tai vienam grotuvui, norint naudotis analoginiais išėjimais, reikės įsigyti laidą hijackinį atskirai. Tinklas, kaip sakiau, tinklas LAN yra gigabitinis, čia tinklas paprastas, šimtinis. HDMI tiek pas vieną, tiek pas kitą grotuvą yra 2.0 versijos, taip pat optiniai išėjimai bei pajungimas elektros maitinimo. Vat štai tokie šių dviejų grotuvų skirtumai. Na, ką galima pasakyti iš tikrųjų, K1 Plus grotuvas tai yra jaunasis brolis, K3 yra vyresnysis brolis. Ir vyresnysis brolis K3 turi geresnės techninės charakteristikas negu K1 Plus. Kaina skiriasi, na, šiuo metu, kada filmuojama šitą vaizdą medžiaga, šio grotuvo kaina yra 80 eurų, o šito grotuvo kaina, jei aš neklystu, yra 140 eurų. Rinktis iš tikrųjų reikėtų jums. Ar jūs norėtumėte permokėti daugiau pinigėlių ir turėti galingesnį grotuvą? Tai yra galingesnį ne procesoriaus lygmenį, bet savo, kad ir galimybė techninėse sprendimuose. Tai yra daugiau Wi-Fi, daugiau atminties.
realiai didesnis atminties kiekis filmų ir muzikos peržiūrai ar nuotraukų peržiūrai neturi jokios absoliučiai įtakos. Galbūt 2 GB atminties būtinumą šitame grotuve pasijaus tada, kada jūs instaliuosit kažkokius tai Android operacinės sistemos žaidimus, bet daugiau kažkokios įtakos, kaip jau minėjau, filmų peržiūroms tikrai nebus. Kokį grotuvą reikėtų pasirinkti pirkti, iš tikrųjų tiek vienas, tiek kitas grotuvas yra verti savų, tai yra verti prašomos pinigų sumos, taip kad iš tikrųjų pasirinkimas priklausys nuo jūsų ir nuo jūsų poreikių. Realiai tiek vienas, tiek kitas grotuvas puikiai susitvarko su 4K raiškos medžiaga, taip pat norėčiau paminėti, kad abudu grotuvai dirba su 10 bitų spalvos gyliu. Kaip jau seniau esu turbūt minėjęs kitose savo vaizdo filmuose, kad dauguma kitų grotuvų, iki šiol esančių 4K raiškos, dirba su 8 bitų spalvos paletės giliu ir realiai kai kurie filmai, kurie yra 10 bitų su 10 bitų spalvomis, jie yra tiesiog nerodomi su 4K grotuvais. Su šiais grotuvais matysite ir 8 bitų ir 10 bitų spalvų paletės gilį. Na, norėčiau dabar kaip ir privesti viską prie vieno taško, tiek vieną, tiek kitą grotuvą ir iš tikrųjų patarti jums, kokį grotuvą geriau įsigyti, bet realiai, man ir vienas ir kitas grotuvas patinka. Aš nesinaudoju asmeniškai nesinaudoju Wi-Fi tinklu, naudojusi tinklu laniniu, tai kaip ir rinkčiau šitą grotuvą, bet šitas grotuvas turi gigabitinį tinklą, tai kažkaip tai norėčiau šito grotuvo. Nežinau, reikėtų jums nuspręsti, ar jūs norit mokėti 80 eurų ar 140 eurų. Paskaičiuokit, pagalvokit, kas jums aktualiau, kas jums geriau, nes, kaip minėjau, procesoriai tiek pas vieną, tiek pas kitą grotuvą yra tokie patys ir identiški. Jei patiko jums šitas palyginimas, spauskit, kad jums patiko. Oho, koksai mano nykštys didelis. O jeigu nepatiko, tai spauskit, kad nepatiko, tiek to. Dalinkite šitą vaizdo medžiagą, galbūt ši informacija nebuvo aktuali jums, bet aktuali bus jūsų kaimynų ir draugams, galbūt jie kaip tik dabar renkasi ar pirkti K1 Plus ar K3, tai jeigu parodysit jums, jeigu jūs pasakysit savo draugams, pasižiūrėk šitą video, gal tau pasidarys truputį aiškiau, ką tu galėtum ir norėtum nusipirkti. Rašykite būtinai komentarus, komentuokite, ką aš čia jums papasakojau, galbūt kažką praleidau, kažko nepasakiau, kažkas jūs labai domina ir jūs tikrai norite sužinoti daugiau apie šitos grotuvus. Jeigu norite daugiau sužinoti, rašykite, aš jau už kadro atsakysiu jums, papasakosiu daugiau apie šitos grotuvus ir raštu. Tai ką, tai tiek, iki kito karto.